laida Kultūros viražai. Sveiki, eterėje laida Kultūros viražai ir šiandien laidoje dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos aptarnavimo skyriaus vedėja Karolina Kulevičienė ir informacijos ir vadybos skyriaus vyriausioji bibliotekininkė projektiniai veiklai Eglė Poškutė. Iš pradžių norėčiau pasiteirauti jūsų, Karolina. Ankstesnėse laidose kalbėjome apie bibliotekoje vykdomus projektus, kraštotyrą, vykdomas klubų, būrelių veiklas. O šiandien papasakokite apie neįprastas paslaugas bibliotekoje. Ar tokių yra ir kuo išsiskiriate iš kitų Lietuvos viešųjų bibliotekų? Šiandien, kai visos Lietuvos bibliotekos stengiasi pasiūlyti kuo įvairesnių paslaugų ar veiklų, tai išsiskirti tampa vis sudėtingiau. Dar 2019 metais Kužių bibliotekai įteikta garbinga nominacija Netradicinė biblioteka 2018. Ji suteikta už inovatyvią veiklą, netradicinių paslaugų plėtrą ir jų dermę su tradicinėmis bibliotekos paslaugomis. Bibliotekoje įkūrus multisensorinę erdvę. Tuomet Kužių biblioteka žengė drąsų žingsnį ir pristatė Lietuvos bibliotekose mažai girdėtą veiklos kryptį, kuri skirta bibliotekos vartotojų atsipalaidavimui. Tai tik dar viena paslauga lankytojams. Tai tikrai nėra dar viena paslauga lankytojams. Tai visiškai kitoks požiūris į bibliotekos vaidmenį bendruomenėje. Žinoma, ši paslauga netruko sulaukti didžiulio lankytojų susidomėjimo. Vėliau panašaus pobūdžio erdvė buvo įkurta Gruzdžių bibliotekoje, o 2022 metais atvėrus naujai renovuoto bibliotekos pastato duris, Kuršėnuose įkurta biblioterapijos erdvė, kur yra dar labiau išplėtotas šios išskirtinės nemokamos paslaugos prieinamumas. Jeigu trumpai pristatant biblioterapijos erdvę, kuri veikia centrinėje bibliotekoje Kuršėnuose, tai erdvė sukurta ir pritaikyta bibliotekos vartotojų poilsiui, relaksacijai, individualiam savarankiškam sveikatinimuisi, emocinės sveikatos gerinimui. Joje įrengti 2 masažiniai krėslai foteliai, suteikiantis visapusišką kūno atgaivą ir gilų atsipalaidavimą, aukštos kokybės limfodrenažinis kojų masažuoklis, skirtas gerinti kraujo ir limfos tekėjimą, lankytojai norintys palengvinti akių nuovargį, sausumą ir įtampą biblioterapijos erdvėje gali rasti inovatyvų akių masažuoklį su šildymo funkcija bei masažinę pagalvėlę, kuri padės sumažinti raumenų skausmą ir emocinę įtampą kaklo, pečių, nugaros, juosmens ar kojų srityse. O erdvėje esanti kvapų aromaterapija, multisensorinės priemonės tokios kaip spalvota burbulų sienelė su žuvytėmis, burbulų vamzdis, projekcinė lubų sistema su lėtai judančiais vaizdiniais ir relaksacinė muzika padės labiau atsipalaiduoti, nurimti, susikaupti ir sukurti malonę, meditacinę bei terapinę aplinką, kurioje lengviau pasirūpinti savo emocinę ir fizinę gerovę. Taip pat erdvėje lankytojams yra pateiktas rekomenduojamų biblioterapinių knygų sąrašas, sudarytas pagal skirtingus psichologinius išgyvenimus. Ir visas šias knygas galima rasti bibliotekoje ir pasiskolinti. Vidutiniškai šioje biblioterapijos erdvėje per mėnesį apsilanko apie 120 lankytojų, kurių dauguma 40–65 metų amžiaus. Todėl siekiant užtikrinti patogų paslaugos naudojimąsi, reikalinga išankstinė registracija. Registruotis galima telefonu, atvykus į biblioteką arba bibliotekos interneto svetainėje, skiltyje rezervacija. Jei erdvė atvykus į biblioteką yra laisva, ją leidžiama naudotis ir be išankstinės rezervacijos. Svarbu pabrėžti, kad erdvė yra skirta suaugusiems bibliotekos vartotojams. Dar svarbu pabrėžti tai, kad biblioteka nėra teisėta asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėja. Todėl visomis biblioterapijos erdvėje esančiomis priemonėmis vartotojai naudojasi savarankiškai. Rekomenduojama prieš naudojimąsi priemonėmis įsivertinti sveikatos būklę ir pasikonsultuoti su gydytoju. Be viso to, biblioteka 2018 metais ir 2023 metais įgyvenino projektus skirtus atkreipti dėmesį į įvairias sveikatos problemas ir lėtines ligas.
Šių projektų dėka Centrinė Kuršėnų biblioteka ir kitos Šiaulių rajono bibliotekos aprūpintos žastiniais kraujospūdžio matavimo aparatais, glikemijos matavimo aparatais, su diagnostiniais testais, piršto pulso oksimetrais, kuris matuoja deguonies lygį kraujyje. Atitinkamos savidiagnostinės priemonės skirtos užkardyti lėtinių ligų, tokių kaip infarktas, insultas ar cukrinis diabetas, sunkių komplikacijų riziką. Šių prietaisų pagalba galima padėti žmogui diagnozuoti sveikatos būklę, o reikalui esant iškviesti profesionalią medikų pagalbą, taip atitolinant grėsiančių ligų komplikacijas. Visos šios priemonės yra laisvai prieinamos ir matomos visose Šiaulių rajono bibliotekose. Kiekvienas panorėjęs savarankiškai pasitikrinti sveikatą gali tiesiog užsukti į arčiausiai esančią biblioteką ir nemokamai pasinaudoti įrangą. Tad maloniai kviečiame visus gyventojus rūpinti savo sveikata ir pasinaudoti šiomis nemokamomis paslaugomis. Ačiū už pasakojimą, o dabar išsiskiriame trumpai muzikiniai pertraukai, po kurios netrukus sugrįšime. Radijo laida Kultūros viražai. Radijo laida Kultūros viražai. Grįžtame į laidą Kultūros viražai, kurioje kalbamės su Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos informacijos ir vadybos skyriaus vyriausiąja bibliotekininkė projektiniai veiklai Eglė Poškutė. Sakykite, Eglė, kokios mokamos paslaugos gali nustebinti bibliotekos lankytoją? Sveiki. Taigi šiuolaikinė biblioteka sparčiai keičiasi ir šiuo metu siūlome tokias paslaugas, kurios tikrai dažnai nustebina net ir nuolatinius lankytojus. Mažai kas žino ir tikisi, kad bibliotekoje galima rasti tokių paslaugų kaip, pavyzdžiui, termolipdukų gamyba. Turime specialias programas ir įrangą, su kuria galime sukurti individualų dizainą bei jį pagaminti ir jei norima perkelti ant tekstilės. Pagamintais termolipdukais galima puošti savo marškinėlius, drobinius maišelius ir kitą. Taip pat galime pasiūlyti ir graviravimo lazerių paslaugą. Turime įrangą, su kuria tiksliai ir kokybiškai išgraviruojame tekstus ar vaizdus ant medžio plokštės. Visos šios paslaugos vykdomos pas mus bibliotekoje. Dar viena išskirtinė paslauga, kurią siūlome – fotografavimas ar filmavimas dronu. Turime visą tam reikalingą įrangą, tad galime padėti įamžinti vaizdus iš aukščiau. Ar tai būtų renginiai, įvairūs projektai, ar tiesiog noras pažvelgti savo aplinką iš naujos perspektyvos. Na ir pati naujausia mūsų siūloma paslauga – lauko ekranas, kurio įstrižainė beveik 150 colių. Ryškios vaizdo kokybės ekranas yra puikiai pastebimas tiek pėsčiųjų, tiek vairuotojų. Tad kviečiame kultūros įstaigas viešinti savo renginius, skelbimus ar kitas svarbias žinutes vietos bendruomeniai. Visas kainas ir sąlygas rasite bibliotekos internetinėje svetainėje srsvb.lt skiltyje mokamos paslaugos. Eglė, pamenu, ankstesnėse laidose pasakojote apie bibliotekos vykdomus projektus, kurių tikrai yra įvairių. Smalsu sužinoti, kas laukia lankytojų rudenį. Praėjusioje laidoje jau buvau užsiminusi apie Šiaulių rajono savivaldybės finansuojamus visuomenės sveikatos rėmimo projektus. Tad šį rudenį laukia išskirtinės projekto Fizinis žydėjimas veiklos. Jau rugsėjo 25 dieną Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešojoje bibliotekoje ir Bridų bibliotekoje vyks paskaita, praktika ir meditacija Fizinis žydėjimas nepriklauso nuo amžiaus pase. Judėk ir mėgaukis gyvenimu. Su sertifikuota sporto trenerė, sveikos gyvensenos ir aktyvaus gyvenimo būdo propaguotoja, lektore Rasa Vilkienė. Užsiėmimo metu dalyviai sužinos, kaip užsiugdyti laisvą ir sveiką judėjimą be apribojimų, kaip pasitelkti kūną ir judesį kaip pagrindinius įrankius gerai fiziniai ir psichiniai savijautai, o taip pat kaip įtraukti aktyvumą į kasdienybę, net ir neturint daug laiko ar specialių sąlygų. Tikimasi, kad praktiniai patarimai ir įkvepiantis lektorės pavyzdys paskatins dalyvius keisti įpročius, rinktis aktyvesnį gyvenimo būdą
ir atrasti savo unikalų kelią į sveiką, subalansuotą gyvenimą. O spalio mėnesį dalyvių laukia net 2 išvykos į Akmenės rajono sporto centrą, kur jie turės galimybę išbandyti vandens terapiją. Tai puikus būdas stiprinti širdį, kraujagyslės, emocinę bei fizinę sveikatą. Tad spalio 2 dieną į pirmąją išvyką kviesime Kuršėnų, Aukštelkės, Bubių, Kurtuvėnų ir Varpūtėnų bibliotekų lankytojus. O spalio 8-ąją Kuršėnų, Bridų, Verbūnų, Gruzdžių Augustino Griciaus ir Šakynos bibliotekų lankytojus. Tad laukite daugiau informacijos. Taip pat šį rudenį laukia dar vieno projekto veiklos. Rugsėjo 26-ąją organizuojama jaunimo naktis bibliotekoje. Projektas finansuojama Šiaulių rajono savivaldybės. Projekto vadovė, aptarnavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Anita Žiauberienė. Projekto tikslas – organizuoti jaunimo naktį bibliotekoje, siekiant gerinti emocinę sveikatą, stiprinti bendruomeniškus ryšius tarp skirtingų bendruomenių jaunimo ir vykdyti praktinius užsiėmimus su lektoriais. Tad tą dieną biblioteka atvers duris kiek kitaip nei įprasta. Jaunimo lauks turininga ir įvairi programa. Istorijų pasakojimo dirbtuvės su lektorė Milda Varnauskaitė, kuriuose bus galima pasinerti į pasakojimo meną bei ugdyti kritinį mąstymą. Taip pat Karolinos Jurgelytės organizuojamas patyriminis jogos užsiėmimas, padėsintis ugdyti kūno ir proto harmoniją. Vakaro metu vyks ir vaidmenų žaidimas Mafija, kurį ves Evelina Čiurlionė. Jo metu sieksime lavinti jaunimo socialinius įgūdžius, skatinti bendravimą ir komandinį darbą. Taip pat renginio metu suplanuotas protmūšis ir edukacinis užsiėmimas su afrikietiškais būgnais, skatinsantis jaunuolius išreikšti save per muziką ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Taip pat dalyvių lauks ir bendra maisto ruošimo veikla, leidžianti pratęsti vakaro pokalbius jaukioje atmosferoje. Visos veiklos nemokamos, tačiau bus būtina registracija. Tad daugiau informacijos galėsite rasti bibliotekos internetinėje svetainėje ir socialinėme tinkle Facebook. Ačiū Jums už pokalbį, noriu priminti, kad šiandien studijoje svečiavosi Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos aptarnavimo skyriaus vedėja Karolina Kulevičienė ir informacijos ir vadybos skyriaus vyriausioji bibliotekininkė projektiniai veiklai Eglė Poškutė. Gražios likusios dienos. Radijo laida Kultūros viražai.